Labas rytas. O, kažkas skambina kaip tik. Alio. Sveiki, Romai. Taip, sveiki. Tai važiuojam. Važiuojam. Tuoj susirinks. Tuoj. Nu, laukit. Pats pirmas atvažiavo, jau pergyvena, kad nėra žmonių. Dar 10 minučių. Mes tai visada paskutinę minutę, kiti šalt nenori turbūt. Šiandien vėsoka. Mačiau, bent keli išsibraukė. Dar vakar žadėjo, kad važiuos, bet šiandien persigalvojo. Nes real feel -2, man atrodo, dabar rodo. Taip, tai šiandien važiuosim minimum 120 km gausis. Mes važiuosim dalį maršruto kitų organizuojamą trasą. Žodžiu, prisijungsim prie Kaukas Gravel. Jie organizuoja šiandien nemokamą pizzą Elektrėnuose, tai minsim su jais kažkas arti 70 kg iki Elektrėnų, ten pavalgom pizzos. Jie važiuoja atgal su traukiniu, o mes savo eiga. Tai mums gausis, sakau, minimum 120 kg šiandien. Tai aš kai skelbiau eventą, tai ir skelbiau ne kaip pirmąjį 100, o parašiau 120, nu čia jau tokiem, kurie biškį pažengė. Nes pažiūrėjau to Kauko trasą, tai irgi ne iš lengvųjų, tokia ne turistinė. Daug pakilimo bus, bent jau pradžioj. Ir į Burbiškių kalną įminsim ir į tą už Grigiškių. Iš K raidės kažkoks miestelis, žodžiu. Tai va, žiūrėsim, kas susirinks, kaip čia gausis, kas ten per pizzą. Gal iš vis mums teks nusimuilint nuo to Kauko, jeigu ten kieti sportininkai, tai mes nepatempsim kaip mėgėjai. Liksim be pizzos nemokamos. Sveiki. Romo nėra. O kur čia fontanas yra? Tai aš irgi galvau, kad čia būdavo. Nes man skambino žmogus, sakė, prie fontanų laukia. Sako, nieko nėra. Ne prie Seimo. Pačioj aikštėje Lukiškių. Nu, laukiam. Žodžiu, ne visi žino, bet tokia akcija, atrakcija, jungsimės prie kitos grupės dabar. Važiuosim iki Elektrėnų ir jie žada vaišint pizzą. Tai va, nežinau, ten... O, dar kažkas skambina. Vytas. Vėluoja, ne? Jis dar tik ant Šeškinės kalno. Vytas. Tai sakė, ne minutės anksčiau. Žodžio laikosi, negali pykt, nu. Tai va, nutraukė. Tai žodžiu, ten, nežinau, aš tų organizatorių, pirmą kartą aš pamačiau jos, bet pizza labai sudomino. Važiuosim jų maršrutą link Elektrėnų, bet pagal maršrutą pažiūrėjau, tai bus ką veikti. Bus pakilimo. Burbiškėse bus įkalnė nebloga. Po to už Grigiškių ten irgi įkalnė. Tai teks pakapot, bet sušilsim. Tai va, gausim pizzos greičiausiai. Ir po to jie su traukiniu atgal, o mes tada jau savo jėgom toliau į Vilnių. Aš ten parinkau tokį, tiesesnį, lengvesnį maršrutą, kad jau taip ir pamint galima būtų biškį, ir pailsėt. Tai va toks planas. Nežinau, jeigu ten bus kažkokie labai kieti sportininkai, mes visi tokie mėgėjai, jeigu netempsim jų tempu, kaip sakant, tai galima bus nusirašyti ir viskas. Ten jau pavalgysim už savo pinigus. ir šitie vėluokliai, Andrius su sūnum. O tai Vytas tenai varys? Tai Vytas tenai. Tai judam dabar, jūsų tik laukiam. Gerai, kad pasižymėjot, nebūtumėt pasižymėję, tai nelauktumėt. Tai žodžiu, dabar link Paupio, ten prie Veločino parduotuvės ir ten turėtų chebra laukti. Taip, man įdomu tą Denisą pakalbint, ar jis suprato, ką mes čia dabar darysim ar ne.
Ai, Denisas ten, ar Denisas, ne, vardas? Prisijungė, lietuviškai nelabai šneka tai. O tavo turkas nusirašė ir ta pana irgi atsižymėjo. Matyt, per šaltą. Ты Денис, да? Да. Откуда ты? Из Петербурга. Из Петербурга. Не понял, что я там рассказывал, да, наверное? Чуть-чуть. Ну, короче, мы сейчас присоединяемся к другой группе. Которая едет в Электрено. Да. Вот главную информацию понял и все. Ну, у них трасса довольно такая будет тяжелая. Taip, yra ir čia. Ohoho. Aš galvojau, tavęs nebus. Kur, nesikardysit, nu manęs nesikardysit. Aš jau supratau. Artūras. Gal tu organizatorius? Mes va su Kristijonu. A, Mes bendravom turbūt, aš Kristijonas. Artūras. Malonu. Nu, Jūrai. Sveiki. Blemba, susirinko čia gaunasi hebros. Galų gale. Galvojos oras toks žvarbus, galvoju nesusirinkti. Tai pas mus bent jau du tikrai nusirašė dėl oro, atsižymėjo. Ką žinau, man tai pats tas gaivu, kvepuot gerai. Taip, be abejo, taip pat. Mes iš pradžių galvojom, gal nedaug bus, tai. Tai man keista, kad nemokamos picos tiek mažai užsimanė. Kaip mažai pažiūrėkit. Tai čia aš įkalbėjau. Gerai, kad yra, kad šį kalba. Ne, iš tikrųjų labai dėkui, kad prikvedė, nes galvom, ką žinot, 3 važiuosim. Kas neturi ir norėtų turėti GPX-ą? Norėčiau. Jo, teisingai. Aš niekam nedaviau, nes galvoju, nu blin. Žinokit, mes biškį paupdeitinam, tai A, pasisiūs. pasunkinot? Biškį iš Vilniaus išvažiavimą, kad nereiktų pro regitrą važiuoti. Supratau. Bet vis tiek pradžioj kylam Burbiškės. Jo, lygiai tas pats, tik tais A, tai. iš provokę važiuosim negu pro regitrą. Aš matau, kad išdavikas, blemba, atėjo. Trečią miegot. Čia nepasiteisinimas. Nepriimu tokio pasiteisinimo. Gerai, svarbu pasirodė. O, Karolis. Sveikas. Matėm pagaliau. Nu, bet tai čia tau nerimtas raidas. Aš galvau, vėl varysi kur nors su nakvynė. Raidas nebūtinai turi baigtis ten, kur... Šiaip jo. Nuo Vievio dar 102 kelis kilus atgal iki Vilniaus esu pasiruošęs. Ne, tai mes irgi varysim atgal į Vilnių. Aš miegą tokį dar su pavingiavimais, tokį labiau jau pagal save. Nu jo. Mes turbūt paskui tave nevarysim. Kodėl? Po picos bus sunku. Oi, tai kaip tik reikia Išmint, jo. Žmonės dažniausiai kilometrai gąsdina, bet kai pradedi važiuoti, šiaip jie nusivažiuoja gana paprastai. 400 km per 2 dienas galėčiau pasakyti, kad bet kas beveik nuvažiuotų, kas galėtų pavažiuoti šiandien. Bet su nakvynė. Jo, su nakvynė. Net nereikia važiuoti. Aš nemoku miegot lauke, nesugebu išsimiegot. Okay. Tai Man pirmą kažkaip. naktį. Pirmą naktį pamiegi kelias valandas, o paskui jau antrą naktį Pats užmiegi. Nebūna problemų. Tai va čia toks ir mokslas, visiems tas pats. taip, Ne? Gal, nežinau, nebandžiau. Važiuoji tol, kol jau galvoji, kad nieko daugiau nežinai, kad daryti tik miegoti. Atsisėdi, pamiegi ir vėl važiuoji. Dėl to per tos ultrų renginius, tai pirmą naktį labai retai kas miega. Varai vieną dieną, naktį, kitą dieną, tada jau vakare visai kitaip mintis atsisuka ir jau žiūri, kur čia samana minkštesnė ar dar kažkas. Teisingai. Na, aš dažniausiai pirmą parą, tai valandą, 2 valandas pasėdžiu tarpe. Bet to nebūna, tai po to dar sunkiau, kad tu ten pakimarinai ten valandėlę 2 ir tada toks apspangęs visas mini, ne? Man tai... Kaip kada? Jo, aišku, bet... Kaip kada labai, tai būna, jeigu ten koks lietus ar šalta, nu tai čia panašiai, tai- tai vėl kitaip galvoji, planuoji. Nes jeigu per lietų ten kapoji pusę dienos, tai paskui žiūri, kad motyvacija labai pasikeitė. Bet svarbiausia valgyti daug. Motyvacija labai priklauso nuo cukraus kiekio, tai... Aš žinau, čia irgi problema kažkaip. Jo. Nebūtinai. Per jėgą kemši. Nebūtinai. Nebūtina valgyti. Nebūtina valgyti, bet jeigu nori geros nuotaikos, būtina. Tai aš taip supratau, mes iki Vievio taip gerai kaposim, ne? Ne, nemanau. Prieš vėją. Tai kad prieš Vievio mačiau, jo. Bet šiaip ne, žadam, dėl to mes ir... Bet pagal dalyvius, tai, ką žinau, mes čia tokie mėgėjukai visi, Ne, visi su kerzais vami.
Čia susirinkam pasišnekėti turbūt. Real feel, jo, man irgi minus kažkiek rodo. Nu tai teks lauksim. Nes yra dar hebrytė dviese, ultros jau šimtukus kapoja blemba. Tik to, ką bežiūrėdami pakeliui. Persuktų rėmų? Jo, čia tas, kur su persuktų. Čia dar prisiklijavęs šitų, nes tašė buvo praeitais metais. Nu, kad nenubrozintų vis tiek, žinai. Bet būtent užrašų pats gaitas. Jo, pats tai dzin, ten gali su tokiu kaip yra, nu, nešvitrinis ten toks, kaip skuduriukas, tas Scotch Bride'as ten tas. Tai su juo pist ir atnaujini. Kaip ten ta? Kaip kempinė. Plieno viela tokia. Nu, ne, jinai ne plieno. Jinai labiau, žinai, kaip pat yra kempinės indam plauti ir viena pusė tokia širkštesnė. Tai vat su tuo. Nes su juo ir, nu, daro tą šlifavimą. Ten irgi yra kaip ir ant švitrinio tas grublėtumas. Tai man grinai tų užrašų gaila, nes jie matinį, tai to jau po to neatšviežinsi. Šiandien važiuosim iki Elektrėnų. Elektrėnuose mokyklos veikla atėjo Kasi Pizza. Bendraujam, turim gerą laiką. Ves nušenkis Dionas. Ne, tai žiūrėkit į priekį, o aš gale geltoną kuprinę matysit. Kaip mes matysit? Važiuosiu paskutinis, tai nebijokit. Jeigu kas švies nesaugiai jaučiatės, atvykit, susimkit telefoną, numerį, visada padėsim, pagelbėsim. Tai va, tai dabar paskui Kristijoną ir iššūkį. Tai aš tai, jo. Pabiški, kas turi GPX irgi gali važiuoti priekį, tai tik nenuvažiuokit labai toli, bet bandom krūvoj važiuoti, tai reiškia, nedarom jokių bairių, bet iš esmės šitas raidas skirtas susipažinimui, pasišnekėjimui ir pasivažinėjimui. Gerai nuotaikai. Tai ką, on the bikes? Man tokio reikia. Visų užpakalius nufotkinsiu ir gerai. Aš tai nieko nesakysiu, viską pasakiau Lukiškėse. Gaunam chaliavnos picos ir minam atgal į Vilnių. Nežinau, aš dabar nemačiau to atnaujinto, nes pagal tai, ką jis man pradžiai įmetė, tai pradžia tai blemba, nu, daug pakilimo žiauriai. Burbiškėse, ten, kur mes leidomės, kur Arnoldas filmavo, tai visą tą pakilt reiks, sakė, ten nekeitė tos atkarpos. Po to Grigiškėse, kur leidomės nuo tokio asfalto, kur ten kažkas virš 7 išspaudė. Jo, tai į tą irgi pakilt. Tai žodžiu, pakilimų bus. Šitas kietas ultramaratonininkas, hidros nugalėtojas. Praeitų metų, ne? Ai, už praeitų. Žiūrėjom, lemba jau greitai laikas, žiūrėjom antrumą, atrodo. Ieško oranžinės tos kuprinės. Ne, man aktualu, ar mūsiški visi. Taip, bet jisai iš paskos važiuoti, surinkti. Supratau, gerai. Va, žiūrėk, jau. Bet gal kažkas buvo atsitikę, aš netikiu, kad jie taip žiauriai lėtai. Kažkas buvo atsitikę, ne? Ai, pasiklydo? Ai, čia prižiūrėtojas. Pasilengvin gal, ne? Palengvin, važiuoti tai sunku.
Kelią sugadinti. Nu, Karoli, ką tu ten jam išaiškinai? Mačiau gyd. Kad nieko. A, ką aš tau sakiau? Galvoju, aš nemoku mandagiai šnekėti. Moku. O, mes jau laukiam. Jo. Jie tikiuosi neužsimuš. Stabdžiai bent geri pas juos. Sargiai. Ai, čia mes? O kodėl ne ten? Nu, čia galima jau. Aš galvoju, mes ten užminsim normaliai. Ai, ne? Jaučiasi, kad ne mano trasa, ne? Nuotraukai nesimato to, žinai. Žinau, kad nesimato to statumo viso. Nesikeik, man daug reikės užpipint video. Bet čia ne jūsų maršrutas. Čia ne mano, visos pretenzijos jiem. Čia jeigu aš važiuočiau, va ten buvo toks tolygus pakilimas, ten visi užmintų. Tiesiog va, ir ten ir išlystume, aš net negalvoju, kad jie čia lys. Ojej. Gyvas? Dar kol kas. Šitas vainas yra paudžiavimas. Yra? Tai čia va šitas. Jis va ten eina ir va ten pakyla gražiai, va taip nuožulniai. Bet tu jau keitėjai diržą, tiek numynės. Dar ne? Nežinau, tada pamėginau. Taip, paskaičiau tada, kada jau matosi, kada reikia keisti. Aš pamačiau praeitais metais, kai tiesiog dantis pradėjo nulūžinėti ir birėti. Nu, tai prašo. Jo. Ilgesnė kelionė vežuosi iš diržai. Palauk, ar ne visi? Ne visi, van ten viršui. O tai nesupratau, kodėl mes taip neįdomiai tenai. Aš galvoju, ten. Kapok. Nu, žinok, visas, man atrodo, pusė nenorės. Pradžia bloga buvo. Nes jeigu mes būtume pradėję šito keliuku, tai nebūtum taip uždusęs. Čia mes per tą kopimą labai daug energijos. Per daug. Nu, patirtis savotiška, bet mes, kai takas aplink Vilnių, kai varėm su Regina, tai va šitais varėm. Ar čia, ar ten kažkur. Ir mes pradėjom nuo šito šūdo. Ką? Tai mes čia pakilt galėjom šito keliuku, kur dabar. Bet grinai tas takas, kur aplink Vilnių pešių, tai jo, jis per šito šūdus ir eina. Ten sužymėta, mes varėm, kur sužymėta. Pėstiesiam ten. Varom, reikia paskirtus pagaliau. Sorry, kaip tavo vardas?
Kristijonas, žmona sakė, iš K raidės kažkaip. Sorry, aš biškai pamirštu vardus. Bet norėjau tavęs paklausti. Aš matau, tu su platforminiais pedalais minėjai. Kodėl? Aš prieš sistemą. Ne, kaip aš nesugebėjau tokio, aš futbolininkas. Taip. Ir aš turėjau, manau, kaip sakiau, kūlę žydžiau. Nu. Tai mano čiurnas yra visas taip išdaužytas, kad aš jeigu įfiksuoju koją, man skaudėt pradeda. Taip, aš žinau apie ką. Noriu daryti. Aš žinau apie ką tu. Aš irgi va su platforminiais. Šiaip irgi skaičiau, daug yra kas pereina atgal nuo klipsų. Dėl laisvės to pojūčio, kad, nu, ta prasme, kad tu kaip nori, taip statai. Ir man dar dėl saugumo, aš toks išvažiuotojas, kur labiau nestabdysiu, negu stabdysiu. Ir tada gali nuskristi, nušokti nuo dviratį. Taip, aš žinau. Aš Italijoje taip, nu, žodžiu, realiai, tikrai išgelbėjau, jeigu ne gyvybę, tai bent jau kaulų sulaužytus, nes taip, lėkiau nuo tiltelio. Tiesiog spėjau atsispirti nuo dviračio ir be dviračio kritau. Jeigu būčiau su dviračiu, mane dviratis būtų pats sulaužęs. Aš buvęs labai puikiai supranta, nes aš dėl šitų kelių priežasčių, aš esu bandęs ir taip, klipti. Aš irgi bandęs nedaug, bet man nepatiko. Man tas prisirakinimas, pats pojūtis toks, tu prirakintas prie dviračio, man blemba, nu... Valdymui tai visai gerai. Tai valdymui taip, tu susilieji su to dviračiu, tu gali ten ir kilnoti ir viską jį, bet man tas nepatiko jausmas. Man tai sutiko, tarp nelygiai tas pačias nuomonės. Jo, nes man keista buvo, sakau, žiūriu iš galo, blemba, lyg tai be klipsų varo ir čiūvas kalba apie 400 ten, taip kylau. Aš iš tų ir ne. Nes aš irgi visą gyvenimą ne, bet... Nu, sunku, žinai, ten prasideda ginčai, nu ir žodžiu. Jeigu tu nesuklipsais, tai tu lokas ir viskas. Bet man ant tiek vienodai. Bet dabar tas pradeda keisti, kaip tu sakei. Grįžta, va pas mus grupiai toks Arnoldas irgi jis ten tos graiveliumbus varo, viską. Ir grinai dėl saugumo pradėjo kritinėt. Vos ne per kiekvieną, žinai, raidą, krenta ir grinai dėl to, kad, nu, neišsisega laiku. Taip, nu, ten kiek ten reikia, milisekundės dalies. Ir, vat, užsidėjo platforminius pedalus ir mina su klipsiniais batais, žinai, ir keikėsi, sakau, blemba, nu, prie platforminių pedalų vis tiek reikia gerų batų ir tada tu pajausi visą tą kaifą. Jo, tai aš matau. Batai tai normalu, tai nusipirko Faiftenus, nu aš, kai Faiftenų fanas jį kalbėjau, tai blemba sako, jo, sukibimas yra, viskas super ir tas saugumo jausmas ir apskritai pojūtis ant dviračio visai kitas. Ir man dar, žinai, koks labai didelis pliusas yra, kad važiuoji su savo tikrai patogiais batais ir po to vaikštai be jokių parkių, kur nori. Aš atsimenu, mes Italijoje varėm, mes dviese su žmona su šitais Faiftenais, o ten hebras visi su klipsiniais, žinai, batais. Ir atvažiuoja į miestuką, ten visas gatvės grįstos, mes jau, nu, kaip turistai, patogiai vaikštam, tiek aukšt, ten vienas paslydo, žinai, kitas dar kažką, nu, tokie biški kankinė. Ne, aš sakau, jeigu varai rezultatui, tada taip, klipsai, bet kai man rezultatas visiškai dzin, tai nematau tiesiog prasmės. Būsim čia, nei parduotuvė nieko, tiesiai. Turi maršrutą, jeigu ką? Tai gerai, būsim mūsų vedlys. Kaip tu? Nu, judu. Judi? Prie Kauko iškart jungiatės, ne? Jo. Prie mūsų kažkodėl nenorėjot. O tai kas pas jūs? Pas mus 100 km plus ir mes planuojam po picos mint atgal. Bet nu, bus tikrai lengvesnis maršrutas. Gal, nežinau, kiek valandų. Ai, pagal laiką, nu jo. Jo, pagal laiką reikia. Nu tai žiūrėsim. Wow. Auč. Užstrigo koja. Šaunuoliai, pasivijot. Galvojau vėl kažkur prie lento reikia. Mes atitrūkę, nes čia irgi ir mergaitė viena pasiklydo. Net...
Jinai ne ten nusuko, bet jau viskas, jau į priekį pavarė, jau normaliai. Tu man rašai? Taip, aš rašiau. Bet aš tau skambinau. Aš tave puikiausiai girdžiu, tu manęs negirdi. O aš tau negaliu paskambinti kažkodėl. Man? Taip, aš tau norėjau paskambinti, bet... Atrašyti kiekvieną kartą, jie tada išeitų. A ne? Mes dar tokio vietoj buvom, tu man skambini, per šakas. Reikia vieną žinutę parašyti. A pas tave yra maršrutas? Jo, man davė, aš dabar prie A, pas tave? Pas man irgi nėra. Užtrūkome, nes kol gavau, susiradau galinį. Ne, mes dar čia malamės. Nu va, gerai, tai dabar jau beveik visa grupė. Ai va, visa hebra, kur. Visi, ką tik išvažiavo? Jo, ką tik. Ai, nu tai mes dar... O čia biškai užstrigom vienam čia stabdžius, bandėm patvarkyti, tai lyg ir patvarkėm. Tai tiek tada. Neturi jėgų paspaust? Tai tu ten nekiš, ten vakuumas susidaro, dėl to tau ir ne... Gali dabar ir visas maudyti. Gerai, blogai. Iš kur čia važiuoja? Nuo Vilniaus koks rajonas? Visi? Blet, tai užsipisat? Aš ant motorolerio po valstybų važinėt, blet. Tai motoroleris, matai, neminio, čia mini adrenaliną. Aš ant jo po valstybų važiuoju. Čia adrenalinas toks? Jo, nu tai... Kiek tavo vėlikas kainuoja, paračiu? Kokšas? 4 štukas. Kaip o? Galiu tokių paudį krivį. Gerai. Wow, praslydau blemba ir neužminsiu. Ten kur tie baliavojo. Nu, tai ką jis sakė? Jis sakė, geriau varyti tiesiai. Jis taip paaiškino, kad liktais takelis yra. Nu, žinai, jam yra. Tai čia kai savas, tai praleidžia. Visas žmogus tai paklausė, sakė gerai, viskas neproblema. Net Andrius pešiom įlipa. Keturračių trasa. Čia net keturračiai nevažiuoja, žiūrėk, matai nors vieną. Su dronu skris nėra. Ir tai uždulkės. Nu tai, bet aš sakau, jeigu žinočiau, aš būčiau MTB paėmęs. Aš irgi būčiau dabar ėmęs. Taip, čia tada. Nu. Bet nieko, atgal, sakau, jau ten bus paprasčiau. Galimybės gravelę sužinoti. Ir vėjas jau. Да. Он спросил, хотим дальше через песок или лучше объехать. Как-то все проголосовали, чтобы объехать. Tai čia dar parduotuvė yra. Va čia nusileidus ir iškart po dešinę. Galima pasipildyti. Jeigu tokie maršrutai, gal dasipildom biškį? Batonėlį, nes jau už 3 marsus suvalgiau. Tai valgyti turim? Tai vandens nebent, jeigu yra pas juos. O. Nu, kas čia vyksta? Tai pasižiūrėk, nors. Nuo 6 eurų. Tai tada tiek to. Va, žuvį imk ir griaušį važiuoju. Tiek to. Nuo 6 eurų kortelė. Kortelė nuo 6 eurų, o nenoriu aš keist, po to čia metalo duos.
Nu, Stasy, kaip jūs? Jos. Nieko, gal paprasčiau bus. Wow. Prasideda. Tu mane sustabdėjai, Simai. Viskas. Būčiau įminęs, žinok. Aš jau galvojau, mes šito išvengsim. Nešioja čia. Fotkinkit, pažiūrėsiu. Gerai, ten dar įdomu, kada grįšit namo labai. Nemanau, kiek liko dabar. Nu, kur esi? Dabar jau lengviau. Pagal maršrutą varot? Jie pagal maršrutą važiuoja. Jie maršrutų varo, jo, bet sakė, jau tas ožkas pravažiavo ten, kur buvo užtverta ir jiem dabar čia tik nusileisti asfaltą ir viskas. Tai gal biškį luktelnam. Romas ir Deividas. Dviese jie varo. Tai sakau, biškį luktelnam. Jeigu nori galim pažiūrėti, palauksiu. Taip, palaukiam irgi. Nubirėjo kažkas? Tai nubirėjo Andrius su sūnum. Jis ne į tą pusę nuvažiavo. Ne į tą pusę, nenuvylė. Į tą pusę vėjas pučia. Geras. Nu ką, gyvi, sveiki. Ne, aš galiu pasakyti tiksliai. Viskas dėl to. Gal dar atsiliko jisai. Atsitiko varė. O kaip čia taip? Su koja? Nu, iš tų smėlynų, kai nusileidom. Ir iškrito ant kelio. Ir dar mašinos. Gerai, va, Deividas. Ieškojo manęs, laukė. Tikras draugas. Šaunuolis. Nepaliko ten prie kapinių, sako. Prie kapinių, sako, aš laukiu tai. Prie kapinių. Gerai. Tai žinai, kai maršrutų neturiu. Bet tai čia tik stikliukas suskilo? Panašu, kad ekranas gal... Ar čia pas tave neužklijuota, ne? Ne, neužklijuota. Ai, ekranas jau. Nu, gaila. Telefonas senas? Jo. Tai proga atsinaujinti telefoną bus. Jo, jis mane užklysi, žinai. Ir tyčia bus, va, su lokais atkysiu šitą Daugiau O man, žinai, kaip įstrigo apskritai, kodėl aš pradėjau čia organizuoti tuos. Mes praeitais metais savo su žmona padarėm tokį iššūkį, parminti iš Klaipėdos į Vilnių be nakvynių. Nu, aš nuo tą ir pamačiau iš tikrųjų, jūsų nuo to pradėjau žiūrėti. Kitus video, ankstesnius ir taip toliau pažiūrėjau, kad jūs užsiema tokia... Tai aš tik nuo to ir pradėjau, jo, aš nuo to tik pradėjau, nes man pradėjo rašyti ten į privatą, nepažįstami žmonės, oi, kaip čia taip, kietai, žinai. Bleba, galvoju, nu nėra čia taip baisiai toks didžiulis iššūkis, kaip kitiem atrodo. Ir galvoju, nu reikia bent jau šimtukus paskatinti žmonės mint, nes daug tokių yra, kur numina ten kem kilų ir toliau tiesiog bijo. Sakau, tu jau minėjau ten 8 raidą mėnesio eigoj šiam kilų. Sakau, tai ko tu nepadidini to atstumą? Nu... Tai lygiai tas būna žmonės numina 100 km ir nesustoja. Nu, tarkim, ne? Galim numinti 100 km, neįstų kaip plentininkai. Taip. Ir sakau, tai davai, atvarykit į ultras. Bet tai ten 400, 900. Ir man tai gerai, tai tu gali sustot pailsėti. Ai! Nu jo. Galim nueit paklaust. Bijau, kad ten tų šunų krūvas. Yra, aš esu važiavęs. Esi važiavęs čia? Varom Nu, aš galiu gal be dviračio. Ne taip agresyviai atrodys.
Labą dieną. Sakykit, o galima kažkaip pas jūs čia pravažiuot? Ten yra keliukas kažkur? Ne, tai... Apačioj keliukas į viršų. Tenai? Kažkur? A. Aha. Rusų laikais čia namo darė kelią. Supratau, mums čia nuvedė žemėlapis ir nežinom, kur toliau dėtis. Ir ten išlysim, ane, kažkur. Čia seniau buvo, čia namo padarė, tai net nebuvo. Supratau. Išvažiuoti dabar jau tik šitą. Aišku, gerai, ačiū. Va šituo keliu. Ten į kiemą, kad nelyst, va čia veda kažkoks, išvažiuosi. Nes ten grinai pas jos į kiemą. Man tik labai įdomu, jaučiu čia visi kankinė, bus labai. Nu, ne visi, bet bus. Bet bus, aš lenkiau gavas negu kitiems kiti. Nes man asmeniškai aš nelabai sakyčiau, kad tai buvo sudėtinga. Tik tai, kad tokia nešu atsakomybė. Taip. Vienintelis spaudimas. Taip. Aš visiems ten ir savo skau. Mano sąžinė raminė, mano maršrutas, viskas. Bet man irgi gan ramiai. Aš su varu nevariau. Teisingai. Ne, aš, pavyzdžiui, irgi, kai mes pirmą šiais metais važiavom Linkėnus ir aš galvojau, kad gali būti košių kažkiek, bet kad tiek bus, neįsivaizdavau. Nu ir ką, visi klimpo, bet, nu, nieko nepadarysi, žinai, gamta. Žinai, ką tau padobulinti reikia, ar kojas, ar dviratį. Jo. Ką jūs? Tiesiai? O tai pala ten... Tai palaukiam, ten dar Romas turi būti. Atsargiai. Ačiū, kad palaukiam. Visada. Geriau palauk, negu po to ieškot, vėl nežino kur. Kas užsakei? Kolos? Ble, nežinau, ne aš užsakinėjau, tai tam. Gerai, nes mes galvom tada gal važiuot, nusipirkt kažkur. Įsipardės? Jo. Tai gerai, kur nors čia pardė yra? Tai pala, kur Simas, nesupratau. Ai, ten fotkinasi. Jo. Nes jisai vienas iš tokių entuziastų. Šiaip aš atsigerti irgi norėčiau. Jo, tai ir prie picos tiesiog. Ir šiaip kolo gerai. Tinka. Sveika. Ypač pamynų. Taip. Kolos. Nu, gerai, tai 2 kolos 2 litrų. 2 bambaliai. Pas tave? Vienas. Kaip raketa. Pas mane jetpackas. Tai ko čia Stasys atvažiavo? Kur? Važiuojam. Oi, jetpackas. Nė velnio nepadėjo mint. Kokie toliau planai? Nu, mes pavalgom ir kažkaip į Vilnių. Reikia žiūrėt, kas nes ir Rimvydas ten kažkaip abejojantis. Jeigu tokį šunkelį... Ne, mano keliukais ramiais. Aš turiu irgi ruošęs. Ne. Tavo keliukus mes matėm Facebook'e ne vieną kartą, dar su Regina aptarinėjom. Kai sudarysi maršrutą su savo vaikais važiuot, va 2, va tada mes prisijungsim. Oi, ten, kam palikt? Nieko nežinau. Čia dėk ir viskas. Ant pievos, nu. Picų reikia nufotkinti. Fotkė. Bendrą fotą padarom. Galim padaryti. O su dviračiu atvežė, ar ne? Tai ir aš noriu padaryti nuotrauką. Stok kur nors.
Karoli, tūp. Ne, tai lyski kadrą. Nu, čyzas. Oi, su faršu gerai. Taip, tai gertuvės kažkas traukit, kolo yra. Pilk dar. Čia pas mane buvo parašyta, jie neperspėjo. Bet aš žinojau, kad bus nelengva. Ir dažnai važinėjai vienas, tai man tokie keliai nesukelia sunkumų, bet o iš tikrųjų reikia turbūt apgalvoti labiau. Bet Nedaugiau 12 laipsnių pakilimų. Ne, dėl pakilimų tai galiu pasakyti atvirai, aš žiūrėjau, kad kuo daugiau ir kad kuo dažniau būtų. Tai. Matau, taip gavosi. Kad šalta nebūtų. Ne, pakilimai nėra baisu, tiesiog tas smėlis toks patyžęs. Labai išdžiūvė viskas, o tas žudo. Ir važiuotojų labai spektras didelis. Tas tai taip. Kurie dar iš jų važiuoja? Tai va, ačiū Kaukas Gravel, ne? Pas jūs. Ačiū už pizzą. Nėra problem. Neapgavo. Pasitreniruokis. Neapgavo šį kartą. Ir į Kaukas. 400 km arba 9. Bet aš žinok, suabejojau, kad mes pizzą tikrą valgysim. Nes pas tai buvo parašyta laukinė pizza, aš galvoju, laukinė tai bus kažkas, žinai, vietoj pagaminta. Nu, kokį ten ar lavašiuką pasiėmęs ten, žinai. Galvojau, gal tokia tipo, kaip backpackeriai galvoju. Supratau. Taip, o stop, o kur Stasys? Jis ten liko. Jisai Lekvėnų kartu nuvažiavo. Jis į kitą pusę nuvažiavo. O tai ko jis ten nuvažiavo? Jis laukia nukrito, bet aš atsitikau Stasijo nebebuvo. Gal namo išvarė? Ne, mesgi nusipirkom kolą, važiavom, žiūriu, jis priešais atvaro, galvoju, tai ko jis į Pardą važiuoti, sakau, važiuojam atgalgi, nu. Tai jis gal iš vis čia nebuvo matęs, kur mes nusukom. Nebuvo, kad jisai kažkur iš galo ten tysėsi. Taip, palauk, Stasijui bandau paskambinti. Aš nespratau, kur jis ten nuvažiavo, į Pardą. Nebuvo čia? Tikrai nebuvo. Aš nežinau. Ne, tikrai ne. Tai tada vadinasi, jis kažkur atsilikęs buvo. Ne, aš dabar paskutinį kartą aš mačiau, kai mums buvo tiesioji iki šičia. Ir aš tada tiesiog pamačiau, kad jūs iš dvirtakį užsakėte. Ir aš tada pamiršau apie jį. Aš dvirtakį pavažiavau iki čia, bet čia galvau, kad tiesiog matys mus. Tai nu taip matosi. Bet jis matyt nepamatė, varė, tada mes priešais varom. Bet kaip jis ir aš sakau, važiuojam. Tai kaip jis Bliama, čia tai man taip nemaloniai gaunasi. Tai gal tiesiog jau bėgi traukimą kokį, ką žinau. Ne, nu būtų pasakęs, bet ir neatsiliepė. 100 numynė, jisai man sakė, kad jau 100 numynė. Jo, nes jisai į startą iš Bezdonių važiuoja, jis Bezdonyse gyvena. Tai dar už mane tada. Nu taip. Reikėjo blemba sustot, kažkaip nepagalvojau, žiūriu, jis mina. Rimtai nepagalvojau, nes aš galvojau čia iš šitos grupės. Tai aš irgi galvojau, gal jis varo su, kolos, bet blemba, kažkaip jis atsilikęs baisiai gavosi. Bent jau iki Elektrėnų namynė. Nu tai traukia neras čia, bet kažkaip negražiai gavosi. Negražiai, aš nesakau, aš čia... Bet labai sudėtingas. Ne, tai čia ir iš mano pusės negražiai ir tiesiog kažkokia tai nesąmonė gavosi, sakau, žiūrim, priešais važiuoja. Taip pat yra tas bailiausia, kad... Nu, ir nesustojau, aš jam sakau, varom atgal, nu, tipo, viską jau nupirkom. Aš galvoju, jisai prie mūsų varo kartu pirkt. Ir net nepažiūrėjau, ar jis varo atgal ar ne. Nu, gal perskambins. Nu, dar pabandysiu. Skambtelt Stasiui kažkaip man... Nu, taip, bet... Nesupratau aš. Valio! Aš manau, jiem reikės naują užsakinėti, nes čia, nu ką čia, likučiai. Tai ką, Karoli? Malonu susipažinti gyvai pagaliau. Faina. Sio, tai sėkmės, Karolis. Lauksim Reelsų Facebook'e. Pagaliau vienas, ramiai savo. Pagaliau, nu. Turėjo kremą, patept nosį, nes man jau jaučiu, kad skauda. Kažkokį, ten tas nuo šalčio? Tai duok ir man ant pirštą.
Duok jam ant pirštą. Taip, taip. Čia tas Colt? Ar ne? Ar ne tas? Extra soft čia. Ai, tai čia paprastas, baby. Ne, aš naudoju, ten didelis pakas, grinai yra nuo... Kam akinius teplioja? Nepavyko. Nusimk akinius dabar pasivalyk. Labai daug. O aš labai daug, bet... Labai. O ką man dabar daryti, nu? Mozok ir paskui pasivalyti. Tai aš galiu ir ant žandų išmozot, nieko tokio. Tai planas į parduotuvę turbūt, ne? Vandens, kažką dar užkast. Nu, kaip jūs ten? Gyvi? Spėjau nugriūt, blėt. Tu nugriuvai? Jo, ant to smėlio. Ai, nu ant smėlio ten pavojinga, ten ir aš vos nenugriuvau. Aš sakau, turbulencija, važiuoju, blėva, ant kalno. Saks, priguliau, blėva. Aš irgi va taip noriu nufotkint čia gražiai. Kur tas tėvukas 72 metų? Tai aš nežinau, aš jam skambinau kelis kartus. Čia jisai pasimetė? Taip. Čia vienas žmogus ir viskas, jo laukiam. Ne, mes nelaukiam, jisai, nu, kažkaip nesupratau, kas įvyko. Mes nuvarėm į Pardą, nusipirkom kolos, grįžinėjom. Ne, mes jau grįžinėjom čia su kola ir žiūrim, jis priešais varo. Aš sakau, varom atgal. Sako, Stasys skambino jiems kažkam, sakė, pizzerijoj sėdė elektrinos. Jo? Tai aš jau 2 kartą skambinu. Neatsiliepia, 2 kartus skambinu, bet aš jam per šitą skambinu, per Messengerį, nes aš jo numerio neturiu. Gal jis nelabai į tą Messengerio garsą reaguoja, žinai. O tai kam jisai pasakė, kad pizzerijoje sėdi? Kam jisai skambino? Tie, kur pravažiavo vėliau, kažkam iš jų. Ai, tai gal kažkokiam... Kur vėliau grįžo. Gal Jūrai? Tu gal su Stasiu šnekėjai? Jo? Tu turėjo numerį? Telefono. O tai kur jis dabar yra? Jis dabar pizzerijui, prie Neste degalinės. Gal ten ir laukia. Jis matyt pravažiavo, bet taigi matė mus, kad mes varom, tai kodėl jis neapsisuko ir kartu nevarė, aš nelabai supratau. Tai gerai, galėtų paskambinti, o ką jis toliau darys, ką jis planuoja? Aš su Dangiru ten važiuosim dabar. Jo? Tai jau susitarėt ir Stasys lauks. Ir toliau kur jūs? Aš turbūt važiuosiu link Vilnius. Link man irgi reikės. Tai yra traukinys, gali tik į Vievę ir su traukiniu. Vis tiek bus jau 100 km jum. Kam jum iki Vilniaus tystis? Gerai, pažiūrėt. Nu, žodžiu, sugalvosit, bet su Stasiu ten susitarėt, viskas tvarkoja. Nepasiklysis. Nu gerai. Tada gerai, tada ramiau biški. Tai tu atsakingas už Stasį, prižiūrėk jį. Nu ką, varam gal, ne? Ką, davai, jums savo GPX ir traukiam. Mums kelias ilgesnis nei jiem. Matai? Matau. Taip. Matau. Prisikvėpavai, ne? Na, aš irgi šiek tiek. Tai gerai, kas važiuoja? Jau 3 ir 4 Vytas, kuris kažkur. Gerai, nu ką, tai ačiū, kas prisijungėt. Все, спасибо, до следующего. Ačiū, iki. Ačiū. Iki, junkitės prie mūsų grupės. Все, давай. Iki. Lauk čia važiavimą jūsų. Gerai, lauk. Все, iki, prižiūrėk Stasį. Nu, Simai, davai. Sorry, kad pavedžiau. Dėkui, žmogus, gal kitą kartą. Kitą kartą prie mūsų, jo, junkis ir normaliai pabaigsim. Romas, mūsų fanas pagrindinis. Kad taip gavosi. Ne, viskas tvarkoja, malačius, labai gerai. Dar nesutinkamų dviračių. Kiek ten pervesiu už tą kolą? Oi, nieko nereik, čia vaišinamės. Aš net nežinau, kas ten ką pirko. Tai jo. Tiek viskas ten mokėjo. Nu ką, ačiū labai.
super, smagu. Iki Vilniaus kilų. Apie šiam. Apie šiam, ne? Jo, bet ramesniais, ne per trakus. Mes per viršų varysim. Ne, per kernelę. Palei nerį, ne? Jo, palei nerį labiau. Tai kita pusė tengi tie visi. Nu, ten kur... Draustinis tas... Nu, taip. Tai ką, ačiū tau. Pavydžiu tavo kantrybės, tiesą sakant. Tikrai žinau, ką tai reiškia. Gerai, viso. Iki. Tai viskas, atrodo, su visais atsisveikinam. Vse, mes judam, jum irgi gero kelio. Iki. Aš tai netoks. Čia gera nuotrauka gautųsi. Kavytės, kad neužmigtum pakeliui. Va, vakarieniai, visokios šūdo. Oi, blemba, kaip gerai geriasi šitas. Gerai lenda. Nu ką, Vyto laukiam. O! Kaip visada. Vis tik norą tau duoda. Nepasipuošęs buvai. Nu. Sako, o kur dviratiniai batai? Kur dviratinės kelnės? Ar bent susigėdai? Gerai. Ačiū Dievui, nes taip negražiai pasielgė. Moteriai po kojom tiesiai, bat šliukštelėjo savo gerą. Nu va, biškį ir aš įvedžiau į smėliuką, bet ne taip. Bet ne į tokį klampų. Pit stopas. Užpilsiu. Na kaip jums, hebra, šiaip raidas šias dienas? Sunku. Nu jau blemba, tai kad iš Vilniaus išvažiuoti iki Grigiškių. Taip, man nepatiko, kad ten reikėjo tik vaikščioti per tus kalnus. Jo, tas tai, nu šiaip man visai tas experiences geras, tas nusileidimas, tarkim, bet lipti man nepatiko visai. Bet būtų užtekę vieno tokio pabandymui, ačiū. Mes, matai, jau tokį bandėm, kai aplink Vilnių varėm, tai ten dar buvo daugiau jų. Tik tai užgimtų takų buvo, tai buvo, ką veiks. Bet ten tikrai visiškai nereikalinga atkarba buvo, bet jis po to ir sakė, kad ten jie kaip perdėliojo maršrutą, netyčia paskaičiavo ir jie nepastebėjo ir varė kaip rodo, žinai. O realiai tengi buvo aplinkui tas apvažiavimas. Kai mes tada leidome smagiai, žiauriai, daug labai jėgų iškvojom. Pačioj pradžioj pysti ir iš karto toks, wow. Ir po to išlindom ten Trakų vokiai ir blemba, ne kad varyt link Trakų atgal į Vilnių. Aš dar kelis kart klausiu, ar tikrai ten važiuoju. Ne, šiaip atkarpų buvo labai fainų, bet buvo ir labai tokių bereikalingų. Jo, aš ten esu važiavęs su MTB, tai kaifas, ten kaifas. Bet va ten tos, kur trasos dujinės, nu, jas iškart braukti iš maršrutą. Vieną kartą pravažiavai, žinai, kaip ten yra ir... Jo. Nu ką, testuosim. O. Tai yra lauškar. Ne, aš nenoriu. Ką jūs nesivaldys? Dubajaus šokoladas su kokosu. Kada tu paragausi? Tiesiog sulašo mažą gabalėlį. Ką žinau, tiesiog šokoladas su kokosu ir tiek. Iš Dubajaus? Nu parašyta Dubai. Tai va, būtų iš Dubajaus, tai būtų tikrai Dubajaus. O čia kieno gamybos? Dubai šokoladas lietuviškai parašyta. Laima. Kakavos milteliai iš Brazilijos. Tuo, labai įdomu. Turkija, kilmės šalis Turkija.
ne Dubajus? Netoli. Netoli. Vis importinis. Nu. Ne, reikia atsisveikinti su Arturčiuku. Davai. Dėkui. Ale vienintelis samtabistas buvo, ne? Grupiai? Ar dar kažkas buvo Dar buvo samtabas? tas supinių, nu ten kažką. Nu tas ne, nu jis ne visai. Tai vienintelis samtaba. Vienintelis protinga padarė. Nu į galą, va čia jau mums gerai, bet ten iki... Visos tarpus turbūt visai gerai su amortizatoriu. Tai aišku. Vačios per smėlius. Nu žodžiu, gerai. Vis tiek buvo nelengva. Всё, davai. Pasivaidenk kartais čiate, o tai pamirštam, kas tu toks. Gerai. Tai ką, dėkui. Dėkui ištikimieji. 100+ km dalyviai. Naujų narių neprisidėjo, gaila. Seniai užtat malačiai. Jau tuoj reiks naują klubą. Vipam 100 PM+ daryt. Man jau 100, tiem 4. Nu, iki namų 100 PM bus, o ne? Nu, laikykite. Klausom čyterio. Kiek? 200 turėjau, ar ne? Jeigu iki namų jau bus 100 PM. 187. Tai bus pasi tikrai 200. Ne? Taip. Ką padarysi? Tai 187, nu kiek tau iki namų? Tai prie namų pastovėk ir viskas. Dar va, kol sulauksi žalios, dar kokių 20 kilų prilakstysi. Tai ką, dėkui. Dėkui jums, smagiai susivynėm. Tikrai visai smagiai. Ten, kad ir sunku, nu aš tai buvau kažkaip moraliai pasiruošęs, aš jau žinojau, kad bus sunkiau man. Kažkaip. Nesitikėjau, kad bus taip. Aš smėlių nesitikėjau. Aš įkalnių tai tikėjausi, sakau, aš įmečiau komutą, parodė 600, nu galvo, aišku, apie kilas bus, žinai. O kiek buvo? Apie kilą ir buvo. Maršruto nemačiau, tai kažkaip nebuvo. Kiek čia rodo, pas mane 1800. Nu dabar, oho. Nu tai va. Tai pakelimai manęs nenustebina, bet va tas smėlis, tai biški, jo. Nu ką, dar kartą viso. Iki. Pabaigiam. Nu, mums bus truputį virš 140 šiandien. Pakilimo sakė virš... Kiek? Pusantro? 1,6 jau. Nu tai 1,6 žodžiu. Pakilimo. Nu tai toks, ne iš lengviausių raidų. Bet nežinau, aš visai padoriai jaučiuosi. Ta prasme, po 200 tai buvo panašiai gal. Bet įvertinus tai, kad ten buvo ir pakilimo mažiau, ir asfalto daugiau, tai ir pakankamai anksti grįžtam. Dar 10 nėra. Tai žodžiu, visai neblogas raidas. Visiems ačiū, kas dalyvavot, kas pilną trasą įveikėt, kas nepilną. Oras neblogas, nu, viški vėsoka, kaip pastovi ilgiau, bet šiaip pakenčiama, vat, šilčiau apsirengi ir visai gerai. Nu, vėjas tik tai, vat, žvarbus toksai. Bet kai pasisuki į vėją nugarą, tai iš vis net karštoka vietom buvo. Tai žodžiu, bendrai viskas gerai, super. Tai va, ačiū, kas žiūrėjot ir iki kitų raidų. Iki.